Varžovai prašo minutės pertraukėlės dėl to, kad Lietuva turi 5 taškų persvarą. Prieš tai buvo kita statistika, čia baudų metimų, bet buvo kita statistika, pagal kurią Lietuvos komandos pataikymas baudos aikštelėje viršyje 65%. Ir tai, ko gero, kaip mes ir kalbame, yra tas pats nerizikingiausias, pats paprasčiausias kelias rinkti taškus šiandieną prieš Makedonijos komandą. Ypatingai dabar, kai jų priekinės linijos žaidėjai 2 turi po 4 pražangas, o 3 jau beveik nebegali pastovėti ant kojų. Taip, čia būtų, sakau, labai kryptingas ėjimas tikslo link. Bet pažymint paskutinę ataką, aš galvoju, čia yra toks dėsningumas viso čempionato metu, kad Rimas Kaukėnas imasi labai sunkių sprendimų ir sunkiausiais momentais pelno taškus. Tai yra patirtis. Atkovoja kamuolį, perima kamuolį. Dabar Vlado Iljevskis buvo likęs prie tritaškio linijos laisvas. Pero Antičius nusiima kamuolį. Dar vienas šansas makedonams. Kiekgi tų naujų šansų jie dar turės šį vakarą. Bomo Kalibas sudėtingas, bet taiklus jo metimas per Darius Songailą. Ir vėl komanda skiria 3 taškai, 60-57. Manto Kalniečio metimas iš toli netaiklus. Ir Pero Antičius atkovojo kamuolį. Lietuviai antro šanso negauna. Bomo Kalibas, Pero Antičius. Galima žaisti toliau. Teisėjo švilpuko nebuvo. Jonas Valančiūnas labai aukštą trajektoriją privertė mesti Vlado Iljevskį. Čia pražanga Bomo Kalibui. Jis dėl to nesiginčia, tačiau tai tik tai antroji makedonų pražanga šiandien ketvirtajame kėlinyje. Antroji pražanga Bomo Kalibui. Na čia griebė ranką, už rankos Simui Jasaičiui Bomo Kalibas, Vlado Iljevskis. Buvo to netaiklaus. Paskutinio varžovo metimo autorius Šarūnas Jasikevičius. Paskutinių irgi minučių specialistas pasirodo aikštelėje. Darius Songaila, netaiklus jo metimas. Ir pražanga Rimantui Kaukėnui. Pražanga Rimantui Kaukėnui. Pačios nerezultatyviausios Lietuvos komandos rungtynės, pačios klampiausios. Ir būtent Makedonijos komandai galėtumėm priskirti šitą nuopelną. Lieka 2 minutės šiame ketvirtfinalyje, ketvirtajame jo kėlinyje. Bomo Kalibas nepataiko iš toli. Pero Antičius atkovoja kamuolį, pražanga Simui Jasaičiui, 2 Pero Antičiaus baudos metimai. Na ir kaipgi taip. Žiūrim, 18 kamuolys. 18 kamuolį atkovojama Makedonai. Turėjo papildomų 18 atakų. Neįtikėtinas, iš tikrųjų. Vidurkis, statistiškai vidurkis yra 1 taškas iš atkovoto kamuolio. Tai 18 taškų jie surinko iš pakartotinų atakų. Ir Pero Antičius gali sumažinti skirtumą iki minimumo. Pirmasis baudos metimas taiklus, 58-60. Ir Lietuvos komanda turi tik tai 1 tašką. Ir ko gero dabar jau niekas nebesvarbu, kiek liko jėgų ir kaip kas žaidė iki tol, nes viską lems dabar. Kodėl mes taip nežaidžiam visą laiką? Tik kai pasidaro karšta, kai pralašinėjom vienu, kai lygu, kai laimim vienu, duoda mūsų didelį. Kodėl mes nežaidžiam visą laiką taip? Jie neturi šansų mūsų stabdyti. Bet jie stabdo. O čia Simo Jasaičio dvitaškis, 62-59, labai reikėjo Lietuvos komandai taškų. Ir dabar labai reikia apsiginti ir nesuteikti jokių papildomų šansų makedonams. Bomo Kalibas imsis iniciatyvos, žinoma pats. Jis tą mėgsta ir moka daryti, ir tai yra taiklus Bomo Kalibo metimas, prieš kurį ko gero nieko ir nebegalėjo daugiau padaryti Paulius Jankūnas. Vėl tik tai 1 taškas skiria komandas. Jasikevičius, Paulius Jankūnas į baudos aikštelę. 2 taškai ir pražanga. 2
taškai ir pražanga. 64-61. Kaip karšta šį vakarą Kauno arenoje. Dabar reikia pataikyti baudos metimą. Georgijus Čekovskis šiandien pasirodymą baigė. Tai buvo 5 jo pražanga. Sulošė mum varžybą šiandien. Jis pelnė 2 taškus, pataikė 2 baudos metimus ir prametė visus 8 metimus iš žaidimo. Paulius Jankūnas, tik tai 3 jo taškas šiandien, tik tai 1 metimas. Tačiau kokie svarbus yra šie 3 taškai. Labai gerai dabar skiria 2 atakos. Jie turi turėti 2 atakas, kad mus pavyti. Tai iš tikrųjų labai svarbus buvo baudos metimas. Buvo Makalibas prieš Rimantą Kaukėną. Kokie sudėtingi taškai ir niekas nepadėjo dabar po krepšiu Rimantui Kaukėnui. Neskubėti, reikia neskubėti, labai greitai atidavėm kamuolį. Tačiau gerai, kad Rimantas Kaukėnas gelbėja situaciją. Lietuvos komanda turi kamuolį ir reikia vėl taškų, kadangi praleidom prieš tai, dabar vėl reikia įmesti. Šarūnas Jasikevičius paslydo ir tai yra klaida, kuri suteikia šansą makedonams. Minutės pertraukėlė ir viskas kabo ant plauko. Viskas kabo ant plauko, varžovai turės kamuolį. Ir ką tu būdamas varžovų treneris, ką tu dabar padarytum? Mešių 3 taškį. Kaip sustatytum žaidimą? Man atrodo vis tiek žais Bomas Makalibas. Vlado Ilievskis arba... Matant iš paskutinių atakų, matant, kad žais Bomas Makalibas. Ir ieškos, arba veršis pats iki galo, arba ieškos laisvo atmetimo, tai 3 taškai. Taip, kad dabar mes turėtumėm sumažinti sudėtį, prie užtvaros keistis. Bet gali pataikyti ir Antičius. Per Antičius taip pat gali būti opcija mesti 3 taškį. Aš galvoju, vis tiek mums reikia galų galę subauduoti, kad turėtų paskutinę ataką. Mes negalime rizikuoti, kad jie mums įtės 3 taškį ir mes bus svarstyklės, ar mes pataikysim, ar mums užpils bausą, ar ne. Bet jeigu mes... Tai mums reikia padaryti... Taip, tada bus 20 sekundžių, tada subauduoti ir turėti paskutinę ataką. Kaip Šarūnas Jasikevičius paslydo ten aikštės krašte. Makedonų sirgaliai, kurių čia... Negalim leisti dabar 3 taškio. Absoliučiai negalim leisti 3 taškio arba metimo su bauda. Absoliučiai. Turim padaryti beną baudą, tegu meta 2 baudos metimus. Aišku, prie to reikia atsikoti kamuolį paskui. Geras dalykas yra tas, kad kaip be pasibaigtų šitą Makedonų ataką, mes dar turim turėti šansą. Mes dar turėsim galimybę laimėti ketvirtfinalį. Tai yra ketvirtfinalis. Buvo Makalibas su kamuoliu, Rimantas Kaukėnas prie jo. Buvo Makalibas šį kartą nepataiko, Songaila atkovojo kamuolį. Kas čia per perdavimas? Kas čia buvo per perdavimas? Rimantas Kaukėnas ginasi prieš Stojanovskį. Ilievskis meta iš 3 taškų zonos, jo metimas taiklus. Ir dabar minutės pertraukėlės jau prašo Lietuvos komanda. Priekyje Makedonija. Lietuvos komandai reikia 2 taškio, kad galima būtų išsigelbėti šiose rungtynėse. Tai yra Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalis ir jį pralaimėjusi komanda praranda teisę kovoti dėl medalių. Gerai, patylėkim. Turim 11 sekundžių šansą. Iš tikrųjų, ką dabar darytum? Lietuvos... Dabar iki tikro. Bet dabar ar žaistum ant Šaro, kuris prieš tai padarė klaidą, ar duotumėm versis Kalniečio ar Kaukėnui? Variantas antras turbūt. Arba trečias, bet... Aš galvoju, vis tiek Šaras turi tokią charizmą ir tokį charakterį. Jis gali 3 kartus suklysti ir po to, kai reikia padaryti... Ne, aš galvoju, vis tiek aš atiduočiau Šarui. Ir iš tikrųjų reiktų Valančiūno mums dabar, kad jie sužaistų tą... Kiek varžovai turi komandinių pražangų, dar reikėtų pažiūrėti. Čia dar yra ir šitas. Komandinės turi 5. Gerai, kad turi 5. Iš tikrųjų reiktų Jono, kad mums žaistų tą stebuklingą pick and rollą. Ir kad Šaras turėtų...
Aina savo, stovi visa Lietuva dabar. Ant kojų, klūpi visa Lietuva ant kelių. Nes Lietuvai reikia vieno taiklaus metimo. Tik tai tiek šį vakarą reikia Lietuvai. Vos suspėja išsimesti kamuolį. Šarūnas Jasikevičius. Nėra pražangos. Dar vieną minutę. Ima Kęstutis Kemzūra. Lieka 5,5 sekundės. Iš tikrųjų gerai buvo Kęstas sumažinę sudėti, kaip mes neatsidengėm. 4 mažiukai nesugebėjom atsidengti. Gerai, kad nesušildė 5 sekundžių. Dabar iš tikrųjų mums reikia, aš galvoju, atvirkščiai padidinti sudėtį, nes jeigu net mesim kažkokį, pavadinkim, keistą metimą, kad turėtum šansą damušti tą kamuolį. Nes skubėsim. Dabar, aišku, mums reikia nėra ko laukti, mums reikia skubėti. Ir prie bent kokio metimo, kad turėtum šansą, turim padidinti sudėtį. Nu, žiūrėsim, kaip Kęstas. Aš galvoju, Valančiūnas mums tiktų labai su savo ilgom rankom, jau su vokiečiais labai svarbu kamuolį jis pataisė. Aš galvoju, reiktų tą padaryti. Nu, matysim. Tikimės, kad viskas baigsis taip. Visi tikisi, visi to tikisi, nes jeigu Lietuvos komanda pralaimi šitas rungtynes, tai vadinasi, žygis link medalių būtų baigtas. Ir kam pralaimi? Pralaimi Makedonijos rinktinėje. Reikia salės palaikymo reikia. Tikėjimas daro stebuklus. Simas Jasaitis, jis meta paskutinį metimą. Nepataiko. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Lietuvos komanda pralaimi šitą ketvirtfinalį dėl to, kad lieka tik tai 50 sekundės. Vat štai toks scenarijus šiame Europos krepšinio čempionate. Man vienas draugas prieš šitą Europos krepšinio čempionatą sako, bus arba labai gerai, arba bus labai blogai. Jokio tarpinio varianto nebus. Aš nežinau, kaip čia būtų galima vertinti štai tokį variantą, jeigu Lietuvos komanda pralaimi šias rungtynes, o panašu yra, kad taip ir atsitiks. Šarūnas Jasikevičius dar, man atrodo, čia pabandė padiskutuoti dėl laiko, kiek jo ten liko. Nu ką, Simas metė laisvas, būtų pataikęs, viskas buvo kitaip. Jo. Gaila, kad tos prasčiausios rungtynės, kas liečia mūsų pataikymą, tritaškių pataikymą, įvyko būtent šiandien, buvo šiandien. Ir daug kur buvo prasčiausios rungtynės, tiek kovoje dėl atšokusių kamuolių, tiek ir kitose žaidimo komponentuose. Dabar Vlado Iljevskis meta 2 baudos metimus. Ir lieka pusė sekundės. Aišku, bus galima po šitų varžybų diskutuoti apie viską, apie kamuolius, apie taiklumą, apie teisėjų darbą. Bet jau bus vėlu. Bet jau bus vėlu. Vlado Iljevskis, taiklus metimas. Ir tai yra sensacija šiame Europos krepšinio čempionate, kaip ten bebūtų. Makedonai tarp 4 stipriausių komandų Europoje. Antrąjį metimą prameta, bet laiko Lietuvos komandai tiesiog nebeliko. Viskas. 67-65 makedonai keliauja prie savo sirgalių, kurie triumfuoja, o Lietuvos komandai žygis link medalių baigėsi štai čia. Nebebus pusfinalių, nebebus finalų, nebebus bronzos. Belieka tik vienintelis darbas – įveikti rytoj Sloveniją, kad Lietuvos rinktinė dar turėtų galimybę pakovoti dėl kelialapio į Londono olimpiadą. Ojojoj, kaip viskas netikėta, ojojoj, kaip viskas čia baisu. Mažytė reklama ir mes netrukus sugrįšime. Skaudu labai.